Knygos anatomija. Karalius nakvos merkinėje. Tai koks čia amžius? Paklausė viena skaitytoja prieš knygos pristatymo renginį vartydama knygą. 17 amžiaus pradžia, atsakiau. 17... Ne, kokio amžiaus vaikams tinka šitas komiksas, kvatodama perklausė pirkėja. 17-mečiams irgi turėtų tikti, patikslinau. Knygą Karalius nakvos merkinėje, kaip ir ankstesnius savo komiksus, kūriau suaugusiems ir vyresniems paaugliams. Nors komikso formatas labai vilioja jauniausią auditoriją, visgi rekomenduočiau skaityti vyriausiams iš jauniausių skaitytojų, paaugliams, ne pradinių klasių mokiniams. Teksto ir iliustracijų anatomija pagal Gerda Jord. Pradžia. Prieš 12 metų pirmą kartą atvažiavau į Merkinę. Netrukus ją išvaikščiojau, išbraidžiojau, išgirdau ir pasakojimus apie Merkinės istorinius sluoksnius, iš kurių labiausiai užkabino linija apie Vladislovą Vazą, Lenkijos ir LDK valdovą, kuris dažnai lankydavosi Merkinėje. Porą metų Merkinėje ir pragyvenau. Vėliau rašiau bakalauro darbą apie kultūrinius Merkinės pasakojimus. Vis skaičiau, galvojau, įsivaizdavau. Merkinė mane įkvėpė ir norėjosi tą, ką sužinojau, papasakoti ir pavaizduoti taip, kad pasakojimas pasklistų plačiau. Pasiruošimas. Kai jau skaičiau ne šiaip savo, o būtent rinkau medžiagą knygai, susiradau turbūt visą pasiekiamą lietuvišką literatūrą apie 17 amžių, apie Vazų dinastiją, apie operos atsiradimą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Bibliotekoje, kaip įprasta, užsidirbau baudų dėl per ilgai negrąžintų knygų. Beje, neseniai Vilniaus Adomo Mickevičiaus bibliotekos darbuotoja pasiūlė man žvelgti į baudas pozityviai, traktuoti kaip paramą, už kurią biblioteka ką nors naudingo nupirks. Dar 4 knygas lenkų kalba siunčiausi iš Lenkijos. Teko ištraukas verstis į lietuvių kalbą. Kai kildavo neaiškumų, kartais brūkšteldavau Žygimantui Buržinskui, istorikui iš Merkinės. Pagrindinių atraminių istorinių šaltinių sąrašą palikau knygos pabaigoje. Iliustracijų stilius. Seniau galutinį pieštą rezultatą išgaudavau piešdama tušu. Tai būdavo nespalvoti piešiniai. Šį kartą pridėjau spalvas akvarele, viską apjungiau kompiuteriu. Nesinorėjau vaizduoti Merkinės ir 17 amžiaus nespalvotai. Šis kūrinys turėjo prabilti spalvingais vaizdais. Taip ir nutiko. Aišku, spalvų suteikimas pareikalavo papildomo darbo laiko. Kai kur spalvoms suteikiau dar kitokias prasmes. Jos ne tik užpildo baltus laukelius, bet ir turi savo atskirą vaidmenį. Nenoriu išduoti. Veikėjai. Veikėjus kuriau atsižvelgdama į tai, kaip istorinės asmenybės atrodė jų amžininkų tapytuose portretuose, bet nepiešiau tiksliai tokių, kokie yra tuose senuose paveiksluose. Nekilmingų personažų, pavyzdžiui, Jadvygos Luškovskos, valdovo mylimosios, portreto, į kurį galėčiau remtis, neradau. Tai tiesiog sukūriau savą. Kai kurie veikėjai nenuspalvinti būtų sunkiai atskiriami, pavyzdžiui, valdovo sūnus Konstantinas ir Kazimieras atrodo iš esmės taip pat, tačiau vienas žalias, kitas vyšniniais drabužiais. Aplinka. Kas jau kas, bet aš tai tikrai nepasakysiu, kaip greičiau nupiešti komiksą. Čia man reikėtų, kad kas nors pamokytų pagreitinti procesą. Nežinau konkrečiai ką, bet kažką dabar jau tikrai būtų galima padaryti greičiau, naudojant dirbtinio intelekto įrankius. Tik nežinau, ar rezultatas tada būtų toks žmogiškas, ar visgi jaustųsi labiau kompiuterio darbas. Merkinėje esu ir grybavusi, ir maudžiusis upėse, ir mačiusi, kaip džiaugiasi žmonės ištraukę į krantą milžinišką šamą. Šie gamtos stebuklai atsidūrė ir komikse. Taip pat ir mano pačios išvaikščiotos vietos – upių pakrantės, piliakalnis, miestelio centrinė aikštė, Vazos namas, senoji dvarvietė, joje šiuo metu įsikūrė Pasaulio puodai, slėniai ir šlaitai, galbūt net tie patys,
kuriais vaikštinėjo Sarbievijus, kai kūrė ir merkinę vaizdavusius miškų žaidimus. Kita komikso veiksmo dalis vyksta Vilniuje. Kad galėčiau pavaizduoti 17 amžiaus architektūrą, teko ir į maketus dairytis, ir rekonstrukcijų nuotraukas nagrinėti. Ir netgi vis perpiešinėti tą patį katedros kampą, nes vis netaip statinys atrodydavo. Tiesa, Švento Kazimiero koplyčią prie katedros vaizdavau tokią kaip dabar. Ten ėjau kelis kartus įsitikinti, kad tinkamai nupiešiau kupolą. Siužetas. Paprastai dirbu viską nuosekliai planuodama. Kuriu etapais. Pirmiausia rinkau medžiagą, paskui parašiau visą komikso scenarijų. Tada piešiau pirminį eskizą. Tokį spontanišką, labai žalią, bet jame atsispindi visas išdėstymas ir veikėjų replikos. Paskui antrąjį eskizą pieštuku. Ir štai prabėgo jau 2 metai. Tada visi piešiniai tušu, šešėliai, o tada spalvinimas, akvarelė, kompiuteris, tekstų įrašymas kompiuteriu. Vėliau visokie pataisimai prieš rengiant maketą spaudai. Ir štai dar 2 metų nebėra. Kadangi visai prieš rengiant maketą spaudai leidykla Aukso žuvis pasiūlė komiksą sutrumpinti, tai turėjau galimybę įsivertinti, kad man visos kūrinio vietos yra vienodai svarbios ir nematau prošvaisčių ką nors nuardyti. Tad ir kūrinio apimtis liko tokia, kokia buvo nuo pradžių. Kūrybinis procesas. Jau įpratau visiems sakyti, kad knygą kūriau 4 metus. Nors iš tiesų galvoje siužetai ėmė vyniotis dar anksčiau. Apie ją ilgai galvojau dar iki pradėdama kurti knygą. Iš tiesų per tuos metus gyvenimas aplink mane tiesiog virė ir kunkuliavo. Maži vaikai, persikraustymai, naujagimis, namo rekonstrukcija, studijos, darbas su mokiniais. Visko tikrai daug, tačiau ne viskas vienu metu. Kaip ir sakiau, daug ką tiesiog planavausi, o ne spontaniškai pripuldavau. Visi darbai ir veiklos vyko ir tebevyksta eilės tvarka. Nors turiu pripažinti, ją vis dažniau sujaukia mažų vaikų ligos. Pradėjus kurti šį komiksą, namuose man įrengė darbo kabinetą kabutėse, be langų. Tai labai maža erdvė, kuri iš tiesų buvo suprojektuota kitkam, tačiau puikiai atliepė mano darbo rutinos poreikius. 1,5 kvadratinio metro kabinete kabutėse turiu stalą, kėdę, lentyną priemonėms, elektrą. Kaip ir perkant butą, taip ir įsirengiant savo darbo kabinetą nemažos šeimos namuose, pasirodo, svarbiausia yra lokacija. Šis darbo kabinetas idealioje vietoje, nors jis ir mažas, tačiau akimis, kurias turiu pakaušyje, dirbdama matau, ką svetainėje ar savo kambaryje veikia vaikai, ar nespringsta prie valgomojo pietaudama mažylė, kas ką iš ko atėmė ir panašiai. Kabinetas toks mažas, kad daugiau niekas užeiti negali, taigi ir trukdyti negali. O baigusi darbą, viską taip ir palieku ant stalo, uždarau, užrakinu duris ir žinau, kad niekas nieko nepaims. Rytoj darbą pratęsiu. Šią knygą kūriau gana ramiai, nuosekliai, be didelių emocinių svyravimų. Turbūt kuo ilgesnis kūrinys, tuo man lengviau. Neįtin mėgstu permainas ir šokinėjimus nuo vieno kūrinio prie kito, todėl Karalius nakvos merkinėje kūrimo proceso pastovumas tik prisidėjo prie mano gyvenimo gerovės. Aišku, buvo ir stabtelėjimų dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, kūdikio gimimo, atostogų, persikraustimų, ligų. Į kūrybos laikotarpį patenka ir karo Ukrainoje pradžia. Tai bent trumpam turbūt daugelis žmonių pristabdė ir privertė kai ką gyvenime perkainuoti. Perpiešimų buvo 2025 metų pavasarį ruošiant knygą leidybai. Tada istorikas Žygimantas Buržinskas ją perskaitė ir įvardijo netikslumus. Kai ką taisiau ir tekste, ir piešiniuose. Prisimenu, kaip iš paprastai nupieštos ATR kariuomenės pakėliau į kariuomenę su sparnuotaisiais husarais. Bet taisimai nebuvo kažkas netikėta. Tas etapas irgi buvo iš anksto numatytas. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė.
Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Šios knygos kūrėjos biografiją ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.